Sveiki, esu geografijos mokytojas Mantas. Mokydamas vaikus naudoju įvairius mokymo metodus, tam dažnai prireikia išmaniųjų technologijų. Tad kviečiu susipažinti su išmaniąja Samsung Flip lenta. Kai mokiausi mokykloje, daugelį klasių buvo naudojama paprasta lenta, ant kurios rašydavome tiesiog raida. Pastaruoju metu pamokose vis dažniau naudojami interaktyvūs mokymo metodai, kurių dėka pavyksta sudominti mokinius. Pirmasis išmanios lentos privalumas yra tas, kad joje vaizdžiai galime pateikti daug išsamios informacijos. Geografijos pamokų metu Samsung Flip lentoje galime pamatyti detalų pasirinktos vietovės vaizdą ar net išsamią palydovinę nuotrauką. Dar daugiau, mokytojas bei mokiniai gali patys kurti žemėlapius. Pamokų metu dažnai naudoju prezentacijas. Juose pateikta vaizdinga informacija sudomina ir pažadina vaikų smalsumą. Dar vienas šio išmaniojo įrenginio privalumas – lentoje užrašytą informaciją galime išsaugoti ir elektroniniu paštu išsiųsti mokiniams, kurie negalėjo dalyvauti pamokoje. Ši funkcija padeda vaikams išvengti žinių spragų. Išmaniąją lentą patogu naudoti ne tik geografijos pamokų metu, bet ir kitose mokomuosiuose dalykuose. Viena iš mano mokinių mėgstamiausių veiklų yra interaktyvūs protmūšiai Kahoot platformoje. Pamokų metu informaciją lentoje galime pateikti ne tik naudojantis kompiuteriu, bet ir telefonu. Kviečiu išbandyti šią išmaniąją lentą, kurios dėka jūsų vedamos pamokos gali tapti įdomesnės.